Sveiki, mano vardas Birutė ir aš noriu su jumis pasidalinti tuo, ką pati visiškai neseniai sužinojau, ogi kaip pasigaminti margariną namuose. Tiesą sakant, anksčiau galvojau, kad tai yra visiškai nenatūralus produktas ir likau labai nustebusi, sužinojusi, kad jis pagamintas iš labai natūralių produktų ir kad jį labai lengva pasigaminti namuose. Reikės 30 gramų palmių aliejaus, kurį aš įsigijau Kalvarijų gatvėje esančioje parduotuvėje Delana. Tada reikės 2 valgomųjų šaukštų aliejaus. Galima naudoti alyvuogių, rapsų, saulėgrąžų aliejų, koks jums patinka. Šį kartą aš naudosiu alyvuogių aliejų. Reikės 2 arbatinių šaukštelių kiaušinio trynio, tai beveik visas trynys. Toliau reikės 2 šaukštelių pieno arba natūralaus jogurto, druskos, pipirų, prieskoninių žolelių pagal skonį ir citrinos šlakelį taip pat pagal skonį. Reikės indo, kuriame tirpdysime palmių aliejų. Kaip sakiau, palmių aliejaus reikia 30 gramų, tai yra apytiksliai 2 valgomieji šaukštai. Aš tirpdysiu puodę su karštu verdančiu vandeniu. Galima tirpdyti mikrobangų krosnelėje, čia kaip kam patinka. Kol palmių aliejus įdosi, aš pasiruošiu savo darbo vietą. Pasiimu dubenį su šaltu vandeniu ir geriausia su ledukais. Mes panardinsime į jį indą su palmių aliejum ir jame plaksime. Palmių aliejus ištirpo. Dabar į palmių aliejų pilu 2 šaukštus alyvuogių aliejaus. Viską panardinu, kaip minėjau, į šaltą vandenį, dubenį su šaltu vandeniu ir ledukais ir jame plaku, kol susimaišys. Dabar pilu 2 šaukštelius pieno ir įdėsiu 2 arbatinius šaukštelius kiaušinio trynio. Kaip minėjau, tai yra beveik visas trynys. Ir dar kartą viską gerai išplakam. Dabar įbersiu šiek tiek pipirų, žiupsnelį druskos ir prieskoninių žolelių. Viskas pagal skonį, kaip kiekvienai patinka. Ir dar kartą plaku plaktuvu. Na va, Oskarai, ateik paragauk, ką mamytės mums padarė. Va, jau laukia. O žinai, ką čia padariau? Margariną. Naminį. Skanu. Skanu? Taip. Tai valgy. Na, kaip paprasta pasigaminti skanų produktą namuose. Kadangi margariną pasigaminame iš augalinių aliejų, vadinasi, jame yra gausu nepakeičiamų riebalų rūgščių omega-3 ir omega-6. Kodėlgi jos nepakeičiamos? Ogi todėl, kad mūsų organizmas dėja jų pasigaminti pats negali, todėl mes jų turime gauti su maistu. O jos svarbios mūsų organizmui todėl, kad stiprina imunitetą ir skatina augimą ir vystymąsi. Na va, matote, kaip tai nesudėtinga ir naudinga, todėl kviečiu patiems pasibandyti pagaminti margariną namuose. Sėkmės!